Lietuvos krepšinio lygos reguliarusis sezonas perkopė į antrą pusę. Sužaidus 21 rungtynes lygoje pirmauja čempionų titulą ginantys Kauno Žalgirio krepšininkai. Jie iškovojo 20 pergalių ir patyrė vos vieną pralaimėjimą. Antrą vietą užimantis vicečempionas Klaipėdos Neptūnas patyrė 3 pralaimėjimus. Vilniaus Lietuvos Rytas pralaimėjo 4 kartus ir yra trečias. Dėl Žalgirio turbūt aiškėja situacija, kad jie jau ir 2 kartus nugalėjo ir Neptūną, ir Lietuvos Rytą. Aš galvoju, kad jie ir liks po reguliaraus čempionato pirmoje vietoje. O Neptūnui turbūt reikia įveikti Lietuvos Rytą. Tai jeigu jie tą padarys, aš galvoju, jie gali būti ir antri. Labai stipriai jiems padėjo Eurolyga. Tai komanda, kuri žaidžia stabiliai, kuri demonstruoja man tikrai gražų žaidimą ir kurie nepralaimi silpnesniem, galima sakyti, už save komandom. O jų vieta dabar, sakyčiau, irgi tarp tų 3 geriausių komandų yra labai dėsninga. Tai yra 3 tikrai geriausių: Žalgiris, Neptūnas ir Lietuvos Rytas. Na, jeigu prisimint, kad Žalgiris ir Rytas pralaimėjo, galima sakyti, netikėtai. Vieni pralaimėjo Utenos komandai, kitą Pasvaliui. Tai sakyčiau, šitos komandos tikrai yra atsiplėšę nuo kitų. Paulauskas prognozuoja atkaklę kovą ir turnyrinės lentelės viduryje. 4. vietą užima 15 pergalių iškovojęs Utenos Juventusas. Po 12 pergalių turi Alytaus Dzūkija ir Pasvalio Pieno Žvaigždės. 7. vietoje Šiauliai, 8. Panevėžio Lietkabilis. Utenos komanda turbūt jau nebestebina, kadangi labai nuosekliai šito siekia. Buvo suformuota tikrai gera sudėtis. Sudėtis iš vidutiniokų, bet labai parinkti žaidėjai, kurie tinka šiam kolektyvui. Kas mane šiek tiek nustebino, tai Pasvalio Pieno Žvaigždžių komanda. Jeigu lyginti juos su pernai, tai jie šiemet turi kelis kart galbūt silpnesnę sudėtį, bet demonstruoja žymiai geresnį žaidimą. Ir aš vėlgi negaliu nepasakyti komplimentų treneriui Mantui Šerniui, kuris sugebėjo iš tų žaidėjų padaryti gerą kolektyvą vieningą, kuris propaguoja gero lygio krepšinį, labai gerai ginasi, dalinasi kamuoliu. Alytus žengia toj pozicijoje, kurioje jie ir turėtų būti. Ir su Pasvaliu jie yra dabar šiuo metu patys didžiausi konkurentai, kuris užims 5. vietą. O 5. vietą yra užimti svarbu, nes prieš play-offus tu turėsi tam tikrą pranašumą. Galbūt šiek tiek nustebino iš kitos pusės Panevėžio komanda, kuri kaip ir pradžioje atrodė subūrus ambicingą kolektyvą, bet nelabai gali pergalėm pasigirti, keitė ir trenerį, bet rezultatų nesugauna, keitė ir žaidėjus kelis. Man atrodo, kad šita komanda turi potencialą, bet ko jiems trūksta, turbūt jie patys galbūt geriau gali atsakyti. Į 8, kuris kovas tęs atkrintamosiose varžybose, kol kas nepatenka. Praėjusį sezoną 4. vietą užėmė Prienų krepšininkai, taip pat Kėdainių Nevėžis ir LKL naujokai Mažeikiai. Liūdniausiai atrodo Prienai, kurie išgyvena turbūt sunkia ir finansinė krizė, ir turbūt moralinė krizė. Ir iškovoja bent jau yra tikrai nemažai pergalių pagal šių metų rezultatus, bet aš galvočiau, kad jie tikrai pačioje sunkiausioje padėtyje. Mažeikiai atėjo į lygą, pradėjo svetimose aikštėse, tikrai slegia juos tie pralaimėjimai, bet aš negaliu pasakyti, kad jie žaidžia blogai. Jie žaidžia blogai tiesiog dėl to, kad nelaimi, o pralaimėjimai gimdo tam tikrą nepasitikėjimą ir naujus pralaimėjimus. Kas liečia Kėdainių Nevėžį, kiek man yra žinoma, kad jie tvarkosi su skolomis, sprendžia praeitų ir užpraeitų metų problemas ir be abejo šiemet jiems yra labai nelengva, bet trenerio Mindaugo Budzinausko atėjimas įnešė tikrai permainų ir matau žymiai labiau organizuotą komandą. Reguliarusis LKL sezonas baigsis balandžio pabaigoje. Į antrą pusę perkopė ir Lietuvos vyrų rankinio čempionato reguliarusis sezonas. Atkakliausiai kova dėl lyderių pozicijos vyksta tarp Alytaus Almeidos Runglaso ir Klaipėdos Dragūno komandų. Alytiškiai laimėjo visas 10 rungtynių. Čempionų titulą ginantys klaipėdiečiai patyrė 1 pralaimėjimą. Buvęs Lietuvos rinktinės treneris Migdus Astrauskas prognozuoja, kad kova dėl aukso bus kaip niekad atkakli. Taip, šitas 2 komandos kol kas yra pirmose lentelės vietose, bet yra, manau, ir kitų favoritų, tuo labiau, kad čempionatas, vis dėlto čempionatą vainikuos atkrintamosios varžybos, tai tose rungtynėse atkrintamosiose gali bet kas iššauti, bet kas nugalėti bet ką, pirmos bent jau 6 komandos. Išaiškėjo 2 lyderiai, tai Dragūnas, nors ir praradęs ar 6 ar 7 pagrindinius žaidėjus, bet prisijungė jaunimas iš antros komandos, kurie palaiko tą čempionišką, kaip sakant,
dvasią ir treniruotės ir jie pakankamai gerai atrodo, pralaimėjo tik tai Alytui namie. O alytiškiai, tai yra subrendusi komanda, daug metų žaidžia tą patį sudėtim ir yra patyrę žaidėjai, žaidžia kartu daug metų. Šiais metais gal Petkevičius prisidėjo treneris, kartu ir stojo vartus ir treniruoja, irgi jaučiasi jo ranka patyrė žaidėjas, kur žaidės Ispanijos, Islandijos klubuose, taip pat Baltarusijoje, Čempionų lygos komandoje. Taip, manau, šitos dvi komandos tikrai atrodo dabar neblogai. Pirmaujantį Lietuvos komanda šeštadienį susitiks su outsideriu visus 10 pralaimėjimų patyrusiu Kauno LSU klubu. Dragūno rankininkai žais su prieš paskutinėje 9 vietoje esančią Utenos komandą. 3-4 vietas dalysi nuo lyderių 6 taškais atsiliekantys Kauno Granitas ir praėjusio sezono vicečempionė Vilniaus Šviesa. Tik 5 vietą užima Super taurės laimėtojai Varėnos Ulos rankininkai. Savaitgalį vyks net 7 Lietuvos moterų rankinio lygos rungtynės. Čempionate pirmauja visas 10 rungtynių laimėjusios Kauno Žalgirio rankininkės. Joms ant kulnų lipa 1 tašku atsiliekanti Vilniaus Iskon komanda. 3 vietą užima Kauno rajono Garliavos klubas, 4 vietoje Vilniaus Eglė. Manau, reguliarų sezoną laimėjęs Akmenės Žalgiris, o atkrintamosiose varžybose gali visko atsitikti, gali visko būti. Ir pereitais metais Iskon AG komanda Vilniaus tikrai visas finalinės varžybas tikrai kovojo. Iš viso Lietuvos moterų rankinio lygoje žaidžia 9 komandos. Rytoj prasideda Lietuvos komandinis šaudymo čempionatas. 3 dienas Kaune vyksiančiose kulkinio šaudymo pneumatiniais ginklais šautuvo ir pistoleto varžybose dalyvaus daugiau negu 200 šaulių. Tarp jų ir Lietuvos čempionai. Į olimpinės rinktinės kandidatų sąrašą įtrauktas Karolis Girulis ir šalies rekordininkė Jūratė Česynaitė. Komandinėme čempionate bus dalijami kelialapiai į vasario pabaigoje vyksiantį Lietuvos asmeninį čempionatą. Į jį pateks po 16 geriausių šaulių. Po Lietuvos čempionatų paaiškės galutinė Lietuvos rinktinės sudėtis, kuri kovo pradžioje vyks į Europos čempionatą Olandijoje. Jame planuoja dalyvauti 13 lietuvių. Nacionalinės ledo ritulio lygos gerbėjai laukia atšalimo, nes savaitgalį numatytos 3 rungtynės vyks po atviru dangumi. Juodupės ledo ritulininkai šeštadienį priims Vilniaus Hockey Punks komandą, o sekmadienį Juodupėje viešės Elektrėnų Lokiai Poseidonas. Sekmadienį Hockey Punks komandos laukia dar vienos rungtynės po atviru dangumi, šį kartą Rokiškyje. Nacionalinėje ledo ritulio lygoje pirmauja čempiono titulą ginantis Kaliningrado Dilavaja Rus klubas. 2 vietą užima Kauno Baltų Ainiai, 3 Elektrėnų Lokiai Poseidonas. Lygoje žaidžia 9 komandos. Po Lietuvos rinktinės rungtynių Europos čempionato atrankos turnyre atsinaujins kovos Lietuvos salės futbolo A lygoje. Šeštadienį Prienų klubas priims Radviliškio Lokomotyvą, o Kauno Vytis susitiks su Alytaus Auska. Sekmadienį Kauno sporto halėje vyks laikinosios sostinės derbis, susitiks Celsis ir LSU Atletas, o Vilniaus Bekentas priims Kauno Inkarą. Lygoje pirmauja Panevėžio Baltijos futbolininkai, 2 yra Radviliškio Lokomotyvas, 3 Kauno Inkaras, 4 Kauno Celsis. A lygoje žaidžia 9 klubai. Šeštadienį Joniškyje vyks Lietuvos jaunimo iki 21 metų amžiaus stalo teniso čempionatas. Jame varžysis po 16 vaikinų ir merginų. Vaikinų varžybose favoritu laikomas vienas perspektyviausių Europos jaunųjų stalo tenisininkų Medardas Stankevičius. Staigmeną Vilniaus miesto atrankos varžybose pateikė seserys dvynės Emilija ir Kornelija Riliškytės. 12-metės seserys iškovojo kelialapius į jaunimo čempionatą. Seserys Riliškytės pateko tarp 11 perspektyviausių Europos žaidėjų Europos stalo teniso sąjungos organizuotame talentų projekte.